did my nails. Oh yes. So pretty. Hey guys. Aš jaučiu lyg aš mirštu, nes aš pradedu sirgt. Girdite iš mano balso, bet aš einu į mokyklą todėl, nes šiandien dainuojam, kadangi tą kovo 11 mes būsim eisenoj, tai negalėsim paminėti. Tai žodžiu, šiandien tokia kaip bus biškė šventė per trečią pamoką, tai žodžiu toks ir tik dainuosiu su kitom dar mergaitėm. Tai žodžiu, yra tokie dalykai. Pirma pamoka, rašom fizikos atsiskaitimą. Antra pamoka, einam repetuot. Trečia pamoka, dainuojam. Ir taip aš skupu vėl, nes aš vėl vėluoju išeit. Gerklę skauda, aš mirštu, neišgyvensiu. Sudainuokime Lietuvą, kur šlovė giedoja, Dievas davė mums. Guys, I'm sick. Aš taip gerai dabar pamagau, kokias 3 valandas. Man tai buvo blogai. Dabar mama kažkokį gėrimą padarė. Tai gersim. Rytoj man yra ėjimas. Aš neįsivaizduoju, kaip aš nueisiu. Nes man reikia socialinių valandų. Taigi jau grįžau namo iš Kasiuko mugės. Parodysiu, ką nusipirkau. Pirmiausia toksai, nes mano broliui labai tokia patinka, tai tikrai apsidžiaugs. Tokia dar žuvė. Aš jas tikrai nevalgysiu, žinokit, bet jonas kepalas. Toksai. Gubalas. Džiovintų braškių, šilauogių 10 eurų kainavo, tai nežinau. Čia yra chalva su anglimi. Tai tikrai ragausiu. Čia broliui bliuzonas ir kelnes žalias. Tai su man mečas. Ir čia irgi dar duona. Čia saldaus pieno sūris. Man dešrelių. Senai valgiau ir labai noriu. Dar vienas sūris su kažkuo, bet nežinau su kuo. Tada chalva su, nežinau, neprisimenu su kuo čia. Su kažkuo, bet žodžiu tokia. Broliui spurga. Dar viena chalva su pistacijom. Tada tokias čia, neprisimenu, turkiškos, man rodos, čia yra vynuogės užpilkytos kažkokiam dalykė. Čia yra slyvos ir ant jų yra mangos. Tai žodžiu ragausiu. Ir tada iš Godos ir jos sesės pirkau tokią gumytę rožinę, nes aš labai norėjau, nes turiu rožinės kelnes ir bliuzoną ir maikę. Tai va čia derinsis. Dabar irgi su tokiais Mio kortelėjų. Tokia grandinėlė graži. Ir čia iš tikrųjų perlų. Šitie iš tikrųjų balti yra, per kamerą atrodo geltoni, bet jie yra balti. Jie žiauriai gražūs. Tai va, toks Kaziuko mugės halas. Iš 10 0, iš 10 10, iš 10 10, iš 10 10. Nu ką, spėkit, kur vėl varom? Į balių. Pažiūrėkit, kokį aparatą mes turim mąstyti. O dieve. Hello guys, taigi šiandien švęsim Austėjos gimtadienį, jau pasiruošus, kaip matot, apsirengus.
ir parodysiu, ką aš jai padovanosiu. Į tokią dėlį. Į tokį maišelį įdėjau. Čia ant viršaus toks juodas bus, kad jinai nematytų, nes jinai pasižiūrės tada, kai jinai grįž namo. Pasakysiu, kur mes varysim, bet dabar noriu parodyti, ką nupirkau. Aš tikrai žinau, kad jinai labai norėjo, taip kaip ir aš, gėlės Lego ir šita man tiesiog atrodo bus gera ir aš bent jau džiaugčiausi. Kainavo tikrai, bet šiaip aš jaučiu tikrai jai patiks. Man žiauriai patiktų, aš žiauriai norėčiau. Gerai, tada įdėjau Kinder Bueno tokį ir dar tokį, nes kadangi jie irgi kaip man labai patinka, labai patinka Kinder Bueno, tai aš įdėjau ir jai. Tada padariau tokį skirtuką, rašiau čia myliu. Aš nežinau, ar jinai supras, kad čia skirtukas. Paskui kaip pažiūrės, nes prašiau, kad jinai atsiųstų savo reakciją, tai tada gal pasakysiu. Bet šiaip skirtukas tam, nes jinai žiauriai daug knygų skaito, jai patinka skaityti, ne taip kaip man. Ir tada čia didžiausias dalykas, kurį man užtruko daryti belė kiek ir aš norėčiau tokį gauti ir aš tiesiog didžiuojuosi savim. Look at this beauty. Čia parašyta austėja. 16 su gimtadieniu, žodžiu. Tada atsidaro taip. Čia parašyta mūsų mėgstamos dovanos. Jums gal nelabai matysis, nes iš kitos pusės atrodo pas jums. Žodžiu, čia užkliau tokias gėlytės. Čia taip atsidaro. Dainos. Čia natos gražiai labai stengiausi. Tada čia 50 dalykų reiktų gal rašyti, bet dalykai tiks, kurie man patinka apie tave. Ir čia aš surašiau belė kiek 50 dalykų tikrai. Ir tada bam, aš spausdinau tokias nuotraukas, tai įdėjau čia kaip buvo mažesnės, o čia kaip jau vyresnės. Tada parašiau čia didžiulį palinkėjimą, visokių prilipinau lipdukų. Čia aš pati nupiešiau šitą gėlę, jeigu ką. Ir aš labai savim didžiuojuosi, nes jinai žiauriai graži. Aš net norėčiau pasilikti kažkur prisiklijuoti, nes aš tiek daug įdėjau. Gerai, atrodo čia lengva, bet patikėkit manim, kiek man trūko padaryti šitą gėlę. Aš gerai, gal per vieną dieną padariau, bet vis tiek daug valandų sėdėjau, kad išryškint spalvas visokias, išsiliejimą ir žodžiu. Ir kitoj pusėje tada aš dar parašiau tokį pasveikinimą ir mano mama parašė pasveikinimą. Tai dėl šito aš tikiuosi, kad jai žiauriai patiks, nes aš žiauriai daug įdėjau darbo. Aš dar gyvenime nesu tokios dovanos niekam padovanojus ir tiek daug darbo dovanai nesu gyvenime įdėjus. Man žiauriai patinka, aš tokios belė kaip norėčiau. Mano mama nuveš mane iki jos namų. Tada mes su jos draugėm nuo jos namų važiuosim iki Laisvės alėjos, tenais nueisim į pizzeriją, pavalgysim ir paskui desertui nueisim itališkų ledų. Jeigu jūs žinot, tai žinot, kokie jie yra žiauriai skanus ir aš žiauriai džiaugiuosi, nes visą laiką, kai mes susitikdavom Laisvės alėjai, visą laiką turėdavom nueiti, nusipirkti tų itališkų ledų ir oi, išsitepus aš. Aš išsidėjusi su šitą mankstuką, tokiais kelnes, dėsiuos tokius batus, reikia dar ryštelius man čia įsiriš, nes seniai buvo jos susidėjus. Ir tokia bordo striukytė, nes šilta šiandien. Ir dar kažkokį, manau, rankinuką, bet aš nežinau, ar man imti baltą, ar man imti juodą. Дропинався по місту. Це велика ча уділа. Це велика проблема, pamačiau. Jo, atsimenu. O tai tu? Ir dabar mėšliko. Kodėl paskutinėje pasilikau. Mama, aš dabar tiek lėk.
Ačiū labai, man žiauriai patinka. Taip norėjau seniai va tokių dalykų, tipo Lego ir tipo gėlytės. Koks cute. Mama. Koks geras čia mano muzikos, kurias aš klausaus. Mėja, aš tave... Tu taip... Paskui paskaitysiu iš... O, dar Doneta parašė. Jau reikėjo, ačiū labai. Dar saldainių kažė. Čia skirtukas ar kažė? Nežinau, tipo čia gal skirtukas. Bet žiūri. Yes, Kinder Bueno, you know me so well, Kinder, žiūri, ačiū. Žiūri, visos dovanos man dalekai patinka, ta prasme, aš žinau, ką aš dabar veiksiu, ta prasme, aš turiu šitą sudėti. Turėsiu šitą sudėti ir smirkė man ližliuką. Ta prasme, guys, jūs turiu klausyt, ko aš noriu dovaną. Tipo, kad nežinot. Čia yra the best. Visos dovanos yra tiesiog the best, aš tiesiog dievinu, gavau vežtinių žaisliukų. Ir aišku, Samantha sako, kad labai mylim. Ačiū. Hello guys, nežinau, kelintą kartą jau bandau šitą video perfilmuoti, nes pas mane jau tiek yra mažai vietos telefone, bet žodžiu parodysiu, ką šiandien dovanosiu savo draugiai Viltei, kurios gimtadienis yra, vakar buvo, bet vakar švenčiau Austėjos. O ta Viltė šiandien švęs su draugiam. Tai žodžiu, varysim į filmą ir tada po filmo į kavinukę, tai parodysiu, ką jai nupirkau. Su esu nuo pat 1 klasės iki 5, tai mes labai esam geros draugės, buvom geriausios draugės ir dar vis esam geros labai draugės. Tai žodžiu, tik paskui išėjom jau į kitas mokyklas ir nelabai matėmės. Tai žodžiu, parodysiu, ką aš jai padovanosiu. Toksai maišelis. Šitas maišelis atrodo lyg jos dovanai yra tiesiog lemtas supakuot. Įdėt, tai žodžiu parodysiu pirmiausia, ką jai nupirkau. Tai nupirkau tokį, čia yra dušo žolė. Kvapas, grinai kaip, nežinau, vasara man primena ir atrodo kaip tie šerbetiniai tokie ledai būna. Ir tiesiog aš labai tikiuosi, kad jai patiks, nes žiauriai kvepia, žiauriai. Tada skrabas, mango and sugar. Tikrai labai tikiuosi, kad jai patiks, nes manau turėtų tikrai labai kvepėti. Tada toksai rankų kremas, čia yra su gintaro ekstraktu. Tada, jai sakė patinka kvapas kavos arba karamelė su pistacijom. Nei vieno kvapo mes neradom su mama, tai nupirkau tokį, kokį manau, kad gal turėtų patikti. Mano mamai tai patiko. Man atrodo irgi jis toks biški gal moteriškesnis, bet kadangi jinai, kiek čia, kažkiek mėnesių, jinai 6 gal kokiais mėnesiais. Vyresnė už mane, jai dabar bus 17, jai greičiau negu man. Tai žodžiu, tikiuosi, kad patiks, nes jinai ir pati tokia labiau biški subrendus, Šiaip kvapas tikrai toks moteriškas, tai, tikiuosi, kad patiks, labai tikiuosi. Tada juodas šokoladas ir dar kaip tik radau su gimimo diena, nes jai nepatinka milkos, jokie šokoladai ir taip toliau, kažkoks ten patinka, bet radau tokį, kur su gimtadieniu parašytas ir juodas šokoladas. Tai obviously I'm gonna purchase it, Tokią kaukę veidą, ant pakių kaukę. Man rodos viską parodžiau, lygtais. Ir tada tokie atvirus, čia ne mano bėda. Mama parnešė tokius lapus, o aš kitokių lapų neturiu, todėl biški susigarankščiavęs, nors ir laikyčiau po knygą. Tai žodžiu, toks atvirukas, dar ekonomikos mokytam man davė lipduką, tai užklievau ir man atrodo jis kaip tik perfect. Tai tai kampelį užklievau. Ir aišku, kaip visada, aš labai mėgstu rašyti didelės litanijas. Tai Jo. Ir dar pasimsiu rankinuką, kuriame bus piniginė, raktai, obviously AirPods ir vazelinas. O rengsiuos mėlynus džinsus, batus tokius kaip vakar, ten mėlynus rožinių, maikutę
tokia, nežinau ar matosi, tenais tokia mėlyna, užrašai rožiniai ir tos linijos rudas. Man atrodo, ta maikutė jinai grinai man, nes mėlyna, grinai kaip mano akis mėlynos, rudas linijos grinai kaip mano plaukai rudi ir rožinė spalva grinai mano mėgstamiausia spalva. Tai man atrodo, ta maikutė yra tiesiog man sutverta. Jo. Yra Juga. Hello. Ir vėl susitinkam mano spintoj, nes man reikia va čia va susitvarkyti. Biškį papasakosiu apie gimtadienius, kaip manau, kad vat praėjo, tai Austėjos žiauriai patiko, viskas labai fainai, su daug žmonių naujų susipažinau ir viena pasirodo jau pažinojo mane, nes toj pačioj stovykloje buvom, bet aš neatsiminiau. Bet vis tiek. Labai tikrai gerai laiką praleidau, prisivaikščiau va tiek va, o per Viltės gimtadienį toks buvo kaip ir ramesnis, toks pasisėdėjimas, nu ten kinas, tai kas, kad ten jau buvau, bet vis tiek. Draugės irgi labai fainos, paprastos, nu va, gyvenimo situacijos panašios kaip pas mane, tai turėjome apie ką kalbėti. Nu, čia nesusijęs su YouTube'u ir visokiam platformom, ne tam esmė. Dar prieš tai atėjo viena tokia mergaitė nusifotkinti, sako, aš esu jūsų gerbėja, sako, galiu nusifotkinti, aš tokia taip. Man taip yra smagu ir aš nesuprantu tų įžymybių, kaip būna, kad jie tiesiog, ignorina, nes aš pati žinau, kaip aš jausčiausi, jeigu tai man pasakytų ne, ta prasme. Tai nežinau, kaip prieina. Ir labai yra keista, nes, aš nesu tokia ten labai populiari, kad į ten su manim fotkintis ir taip toliau. Bet smagu, kaip ateina, ir paprašai. Taip, man pasidaro gera. Aš čia turėsiu jaučiu ir pabaigti video. Jo. Aš galvojau dar kaip tik Velykas nufilmuosiu. Ir taip toliau, bet pasirodo, kad jau kitas mėnesis. Taigi, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau!